Sveiki! Su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Amerikietis Dean Karnazes yra žymiausias ultramaratonininkas pasaulyje. Jo fizinė ištvermė tiesiog pribloškė. Bėgioti jis pradėjo darželyje. Vėliau lakstydavo iš namų į mokyklą ir atgal, nes taip vaikui buvo smagiau. 2006 metais jis dalyvavo ištvermės 50x50 varžybose. Tai reiškia, jog jis per 50 dienų nubėgo 50 maratonų, o visi jie vyko 50 skirtingų valstijų. Dauguma maratonų šiuose varžybose vyko savaitgaliais. Maratono organizatoriai, norėdami užfiksuoti rezultatus ir rekordus, visų maratonų metu atidžiai stebėjo Karnazes. Per 50 dienų maratonininkas nenumetė daug svorio. Vyrukas neteko tik pusės kilogramo. Apie tai buvo sukurtas filmas. Congratulations, 17th place. Karnazes gali didžiuotis ir kitais pasiekimais. Pavyzdžiui, per 80 valandų ir 44 minutės įveikė 560 km. Svarbiausia, jog šį atstumą jis įveikė be miego. Karnazes nusprendė palakstyti ir pietų ašigalyje, nedėvėdamas specialios avalynės, spiginant 25 laipsnių šalčiui. Vėliau metėsi į kitą kraštutinumą, įveikė 200 km 48 laipsnių karštyje. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Be Tabu TV. Taip pat mus kviečiame sekti Facebook puslapyje.